Sveiki. Sveiki. Nežinau kaip jums, man su orchidėjom visada būna taip. Aš nuperku labai gražų augalą, žydi kuo puikiausiai, taip jis pas mane išbūna gal metus, o po to pradeda kažkaip gaišti, nežydi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dažniausiai aš gaunu tokį labai negražų rezultatą. Bet pasirodo, Markas sako, kad tą galima viską pataisyti. Galima, be abejo, galima pataisyti arba nors pabandyti, nes pataisimai kainuoja pigiau ir plus pabandę vieną kartą pataisyti vieną augalą, jūs žinosit, kad jūs galėsit ir su kitais augalais taip pat elgtis, kitom orchidėjom ir nereikės keisti ir visada maloniau, kada mes tą patį augalą ilgiau išlaikom. Taip, labai gaila būna išmesti. Taip. Išmetinėti tikrai, ne tik dėl pinigų, bet man asmeniškai sode viskas gaunasi visada gerai, jo. Sodas ten vešiu, dera ir taip toliau. Su orchidėjom man nepavyksta kažkaip. Mums biškai lengviau šiek tiek, mes su orchidėjom draugaunam. Ir labai pasisekė, gavau iš draugų šią orchidėją, kurią reikėtų persodinti. Nes jinai yra supūsių, išdžiūsių šaknų. Paskui, kaip jūs matot, mes turim ir, jeigu iš arčiau parodys skydamarį. Labai baisų dalyką. Kiti jau senai mestų, bet aš nemesiu, nes man įdomu. Man įdomu eksperimentuoti, įdomu bandyti. Jau keletą tokių orchidėjų aš esu persidinęs. Ir dar mes turim vaikiuką, kurį irgi reikės atskirti. Bet tai mes parodysim jau kitam video. Ir plus mes turim dar žydinčią orchidėją. Daug kas bijo persodinti žydinčią. Mes dabar tai padarysim, nes dar ilgiau tempti aš nenoriu. Noriu padaryti su žydinčia orchidėja ir turėsim mes dvi orchidėjas. Tai pradžiai mes darom, sakykime, persodinimą. Mes imam, čia dar net 2 vazonai kažkodėl. Mes dabar paimam, sakykime, pradžiai aš paimsiu dėl to, kad mes turim skydamarį. Iš karto aš naudosiu rinkinuką šitam persodinimui. Rinkinukė yra speciali priemonė šaknų mirkymui, bet dėl to, kad pas mus reikės šiek tiek daugiau darbo įdėti, aš naudosiu HB preparatą. Šitas preparatas skirtas, kad orchidėjai geriau augtų. Vienas dalykas ir tai yra kaip ir trąša. Ir plus mes su šitų preparatų, sakykime, aš šio preparato nesu bandęs skydamorio naikinimui. Nes, pavyzdžiui, Baikalą, apie kurį jūs žinot ir apie kurį aš jau nemažai mes pasakojam, su juo man pavyko, sakykime, kaip atsikratyti jau prieš 2 mėnesius persodintas orchidėjos, kurios buvo panašios irgi kaip šita. Ant jų, 2 mėnesiai, 2,5 mėnesio jau neatsiranda skydamorio. Neatsiranda? Dar neatsiranda. Tai, sakykime, aš tikiuosi padėjo, bet laikas dar parodys. Gal anksti daryti išvadas, nors pagal laiką jau kaip ir gerai. Tai dabar išbandysime HB. Ir kaip tik bus kaip ir trąša. Aš imu, pas mane čia 5 litrų nėra. Bet 1 litrui reikia 1 lašą, aš padarysiu šiek tiek stipresnį koncentratą, nes mes turim, sakykime, kinkėjų, bet labai stiprios negalima daryti. Tai 1 litrui kažkur darysiu 2 lašus. Taip. Dabar, kad šaknys lengviau atsiskirtų, aš dėl to ir paėmiau šitą, čia net 2 vazonai, aš paėmiau tokią talpą, galbūt vandens yra per mažai, kad nuo šaknų, kad ištraukti lengviau. Mes dabar pamirkom, sakykime, paminkštinam, taip. Turim vazoną, kurį paskui dezinfikuosiu ir galėsiu ateityje vėl naudoti. Dabar darom mirkymą. Galima palikti ilgiau šiek tiek, porą minučių palaikyti. Man atrodo, kad apačioje visus šaknis jau išdžiūvė. Taip, išdžiūvusios šaknis galima, aš net matau, kad greičiausiai aš net nedarysiu, nors yra gerų šaknų. Matot, galima būtų paimti, drąsiai taip nukirpti, bet matau yra gerų šaknų. Saurinės ir mes dabar imsim, pjausim drastiškai. Drąsiai pjaunam,
kas mums nereikia. O jeigu šaknis būtų gyvos, kaip pas mane, šaknis atrodo, kad gyvos, žalios, viskas tvarkoja, bet augalas neauga. Gal neužtenka maisto medžiagų? Bet jau vienoje vietoje, vienam substrate jau 3 metus. Ne, reikėtų, nes substratas... Persodint vis tiek. Taip, mes pamatom, kad vat, substratas jis pasidaro toks, sutrūnijęs visas. Tai geriau persodinti. Sakykime, jeigu nesutrūnijęs substratas, mes jį galim atgaivinti naudojant baikalą. Ir nereikės naujo pirkti. Gal mes kitą kartą padarysime apie tai video, kad žmonės žinotų, kaip tai padaryti. Bet šiaip labai gerai būtų patręšti, aš netgi augalus, naminės gėlės, aš netrišiu mineraliniam trąšom, aš nenaudoju net gėlėm chemijos. Sakykime, aš visur naudoju natūralius preparatus, šiuo atveju HB arba baikalą. Tai va, ir mes tas šaknis nupjaunam. Gyvus paliekam. Ja, gyvus paliekam, aš netgi ir gyvus patrumpinau. Va, kas pas mus liko? Beveik nieko. Beveik nieko, jo. Šis reportažas šiek tiek užtruks, nes man reikės dar antro dalyko. Sakykime, vėlgi, mes galim naudoti kapsulytę šitą iš čia. Ir jos yra labai veiksmingos ir labai geros ir šaknų mirkimui, ir lapų apiplovimui, vat būtent ir nuo tų visų skydamurių. Bet dėl to, kad man reikia didesnio kiekio, aš vėl paimsiu HB, vėl įlašinsiu HB. Kiek? Aš lašinu kažkur, šiuo atveju, bandau 80 lašų. Šiek tiek padarau stipresnę koncentraciją, nes dėja mes darom ne tik persodinimą. Mes turim ir fiziškai, sakykime, aš turiu užmirkyti, nes skydamariai ant lapų tai yra tik tai, kaip sakoma, aisbergo viršūnė. Jie ir va čia viduj, visur viduj. Ir jas reikėtų kaip tik, kad pamirtų ilgiau orchidėją, kad ten papultų preparatas. Ir kaip tik darau tą, sakykime, fizinį valymą būtinai. Ir darau tai vandenyje, kad kada mes juos sutrūpinsim, nes aš nežinau kaip, kad jos gali, sakykime, jeigu ten yra kažkokie kiaušinėliai, dar kažkas, jie gali persinešti, teisingai. Kiaušinių labai daug, po kiekvieno skydo tuo skydelio labai daug kiaušinių yra. Nu va, pabaigėme mes plovimą. Tai matau, dar atsirado keletą vietų, kurios reikėtų nupjauti, naginėti, nežinau kaip čia dabar teisingai, pašalinti. Rodykite. Jo. Va, ką mes turim. Taip, šitą mes pastatom į šoną. Oi, nieko, turbūt pastatom į šoną. Įdomu, bus panašu į persodinimą, o belstam, sode, medžio, ar ne? Kažkas panašaus, tik tai be kastuvo. Taip, imam, iškart paruoštą tokį, sakykime. Čia mums gal prisireiks vėliau. Šitai orchidėjai gal ir nereikėtų tokio didelio vazono. Iškart turim substrato. Šitą, kaip sakiau, atidedam kitam kartui. Ir dabar pilam substratą į vazoną. Pažiūrim, ką mes galim padaryti. Čia viskas yra paruošta. O jeigu aš atnešiu tiesiog živės iš miško? Be abejo, galima atnešti živės iš miško, bet pavyzdžiui, šita kom gera živė. Šita živė yra praturtinta. Jinai vienas dalykas yra šita živė ekologiška, nėra jokių cheminių priedų ir jinai praturtinta probiotikais. Atnešta iš miško živė, jinai gali būti su užkratu ir ją reikėtų dezinfikuoti. Dezinfikuoti galima su chemija arba su verdančiu vandeniu, bet su verdančiu vandeniu dezinfikuojant jūs sunaikysit visą naudingą mikroflorą, visas geras bakterijas. Tada reikės galima ją praturtinti, naudojant tą patį baikalą. Tai va dėl to... O jeigu nedezinfikuosim, tenai gali užaugti grybai tiesiog. Jo, gali būti taip, visokie užkrato. Tai sakykime, mes dabar turim tą mūsų orchidėją. Dabar jau paskui mes lyginsim šiek tiek stiebus. Dabar maždaug žiūriu, kaip viskas turi būti. Ir darau įpilu substrato. Plius dar, matot, šitam substrate dar panaudotas perlitas ir vermikulitas. Perlitas ir vermikulitas jie sulaiko drėgmę.
kas irgi yra labai gerai. O kodėl ir vienas, ir antras, bet ne vienas? O šiaip, sakykime, pagal padarytus bandymus, kiek ir mes darėm bandymus, bandėm pažiūrėti, kas yra geriau, mes supratom, kad jie, kada yra kartu, jie vienas kito papildo. O su laiko drėgmė, tai reiškia, kad mums reikės reičiau laistyti. Jo, reičiau reikės daryti tą laistymą. Ir sakykime, kaip yra pats vermikulitas, aš kaip čia paaiškinti, jis yra drėgnas, bet jo santykinė drėgmė paviršiaus yra labai maža. Ir jis po biškį atiduoda savo drėgmę. Ir kas yra gerai, jis gali būti labai stipriai drėgnas, daug į save vandens sugerti. Ir šaknis nėra tos stiprios drėgmės ir šaknis dėl to nepūna. O ne taip, kad mes pamirkytume, tai labai šlapia. Nešlapia, gaunasi drėgna. Taip, gaunasi drėgna. Na, atrodo labai paprasta, žinai. Paprasta? Ar ne paprasta? Aš sakau labai paprasta. Nors aš maniau, kažkaip tokia nuomonė buvo orchidėjus, tai čia kažkas sudėtingo yra, čia paslaptingo ir taip toliau. Tai va, sakykime, šiaip labai gerai persodinant orchidėją reikia būtinai daryti šaknų dezinfikavimą. Bet šaknų dezinfikavimą mes galim naudoti anglis. Bet dėl to, kad mes naudojam HB preparatą, HB preparatas atlieka savaime dezinfikuojančią, jis turi dezinfekcinių savybių. Ir plus mes dar galime, sakykime, vėlgi priklausomai nuo situacijos, mes galime panaudoti hidrogranulės. Šitas hidrogranulės praturtintos kenio ekstraktu. Ir mes jūs galime, kažkas naudoja kiminus, bet pavyzdžiui šitas hidrogranulės jos irgi nepalieka nei jokio kvapo, išlieka juose labai ilgai drėgmė. Mes galim tiesiog paimti ir pabarstyti iš viršaus. Pabarstom iš viršaus, kam kaip patinka. Matot. Jinai irgi labai yra išpūsta, vat ją pažiūrėkit kaip atrodo ir va, Ja, opa. visiškai galima suspausti. Va, aš ją suspaudžiau ir ką mes turim. Ja, kaip popieriukas. Pabarščiau, užbarščiau ir mes turbūt po kažkiek laiko jums parodysim, kaip šitą orchidėją atrodo. Turbūt nuotraukom, gal nefilmuosim. Tai va, dar aš panaikinsiu. Kol kas mes palikom vaikiuką, tam, kad kitą filmavimo metu mes galėtumėt jums parodyti, kaip mes jį persodinsim. Viskas, orchidėja persodinta, iškart nelaistom. Ir jeigu jums patinka šis video, pasidalinkit jo su draugais. O jeigu norite įsigyti produktų HB arba substrato, spauskite. Štai čia. Jo, štai čia. Geros dienos, laukime jūsų komentarų ir pastabų, kad mes galėtume tobulėti. Iki. Iki.